Sveiki visi, čia Zombie 12 ir šiame video aš jums rodysiu, kaip pasigaminti ugnies šiaudelį. Tokį jau, kuris yra nepraleidžia vandenį. Ta pabandysime gale video. Ir jeigu neturite jokio vandenio atsparaus maišelio ir jums reikia prakurų, tai galite tokių keletą prisigaminti ir bus prakurų. Pirmas dalykas, ko jums reikės šiaudelio. Antras yra replės. Trečias žirklės. Ketvirtas koks nors pincetas. Šįkart vartoju sąvaržėlę. Degtuko arba žiebtuvėlio. Ir vatos. Tai pirmas dalykas, turim atsikirpti tam tikrą šiaudelio kiekį, ilgį. Kuo ilgesnį gabaliuką atsikirpsit, tuo daugiau galėsite vados įdėti. Atsikirpam. Va, kirptas, gražus šiaudelis. Gerai, antras dalykas, reikia įkišti vatos jį. Tam naudosim į pagalbą sąvaržėlę. Sulanksčiau tiesiog sąvaržėlę ir taip paprasčiau yra įdėti. Vienas dalykas, palikite kokiam į vidų ir viską. Sukiškite ir palikite kokį, nežinau, gal kokį centimetro tarpą. Centimetro su pusė tarpą. Nes matote, reikia su replėm jį suimti ir kad liktų toks kraščiukas, nespaudžiant vatos. Dabar reikia jį nudeginti. Palydyti tiesiog. Uždegam degtuką. Ir palydom. Šitas jau palydytas. Matote, kaip gražiai įsilydę. Dabar su kitu galiuku. tą patį veiksmą padarom. Uždegam degtuką. Ir palydom. Va. Taip pat šie. Va ir gavosi ugnies šiaudelis. Dabar, kaip ir sakiau, darysim bandymą, ar jis yra atsparus vandeniui. Tai turim stiklinę vandens. Įdedam į tą stiklinę vandens šiaudelį ir uždedam akmenuką. Ir dabar laukiam. Kaip ir sakiau, praeitame mano susipainiau truputį. Mes su klasiokais sukūrėm kanalą, kurio pavadinimas Video Gang. Jeigu jūs netingite, užprenumeruokite jį. Mes kelsim ten daug video, bet kol kas dar nėra. Paprašysiu klasiok, kad jau pradėtume kelt. Nu ir ten tikėjitės gerų video. Apie Minecraftą, apie daugą. Ir be to, turbūt aš dar darysiu išlikimo rinkinukų patobulinimo video. Kada čia tai bus? Tai gal šiai savaitei. Dar šioj savaitei bus tas video. Turi daug naujų dalykų. Nu ir pažiūrėsite, kad turėsite laiko. Va ir mūsų ugnies šiaudelis. Ištraukiam. Kol kas jis dar drėgnokas. Ir dabar pabandysim ištraukti. Lengviau, aišku,
abu šonus nukirpti ir tada traukti vatą. Bet jūs kaip norit. Su ta pačia sąvaržėlė ištraukiam vatą ir jinai sausutėlė. Tokie ir ugnies šiaudeliai yra. Jeigu norite daugiau tokių video, tai komentuokite ir vertinkite, prenumeruokite ir komentuokite. Viso gero.